Dėl to, kaip savo sąmonę pakilėti iki dvasinės, mes ir paskaitysime. Žiūrėkite, kiekvienam Bhagavad Gitos skyriaus paskutinėme posme Šrila Prabhupada dažniausia nuostabų neįtikėtiną komentarą duoda. Kiekvieno Bhagavad Gitos skyriaus paskutinis posmas. Kiek Bhagavad Gitos skyriuje yra? 20. Kiek Bhagavad Gitoje yra skyrių? Kas pamena? 16. 2. Taip, 18 posmų. Taip, 18 skyrių. Ir kiekvienas skyrius baigėsi unikaliu tokiu išvadas pateikiančių Šrilos Prabhupados komentarų. Ir 15 skyriaus paskutiniam komentare skyriaus Šrila Prabhupada sako, kad pirmoji gyvosios esybės nuopolio priežastis arba pirmoji gyvosios esybės, tai visus mus liečia, dvasios silpnybės priežastis yra, ir jis iškart, kaip ten sakoma, ima jauti už ragų arba rauna iš šaknies. Pirmoji mūsų nuopolio priežastis, dvasinės silpnybės priežastis arba sumaterialėjimo priežastis yra noras viešpatauti materialioje gamtoje šiame pasaulyje. Tik gimstam ir jau, kaip sakoma, всё на расхват. Viską, ką matau, viskas mano. Kiek pasiekiu. Norėčiau turėti žemės tiek, kiek mano akis pasiekia nuo čia. Užlipu ant kalno ir susiperku visą žemės ir sakau, dabar mirsiu. Čia mano. Čia mano. Taip. Ir viduje kas tenai? O. Aš nebėlė kas. Čia mano, bet viskas, kur akis mato, čia mano. Ir kiek akis mato, sako, horizontas yra kažkur 6 kilometrai. 4-6 kilometrai. Ja? Tai vat visatos prasme įsivaizduokite, matau maždaug 6 kilometrus aplink save ir aš ir mano. Tai va, Šrila Prabhupada kalba apie tai. Noras viešpatauti materialioje gamtoje gimdo gausybę troškimų, kurie yra visi deformuoti. Tai nėra tyri, nėra tie troškimai harmonija su gamta, su pasauliu, su Dievu. Ne, jie yra priešingai. Mano tai reiškia ne tavo. O ne tavo tai reiškia ką? Ne tavo dievulį. Mano. Aš sumokėjau, tu sumokėjai? Ne, o aš sumokėjau. Mano. Štai popieriukas kadastro. Šviežiai išimtas. Matėt? Čia mano. Va. Mano tai reiškia ne tavo, o ne tavo tai reiškia ne tavo Dieve. Ir tai ir vadinama ateizmu. Dėl to Šrila Prabhupada iškart perspėjo noras viešpatauti materialioje gamtoje. Iš kitos pusės atsidavimo tarnystėje mes sužinome, kad ir Šrila Prabhupada sako, nori turėti namus, turėk. Nori pasistatyti namus, statyk. Bet ne savo. Dievuliui. Pastatyk jam namus. Bet jis įdomus tuo, kad jis su džiaugsmu tau leis juose gyventi. Nes jeigu aš pasistačiau namą savo ir kas nors ateina ir nori juose gyventi, džiaugsmo manyje tikrai nėra. Skirtingai nuo dievulio. Viskas jo, bet jis su džiaugsmu duoda tuo naudotis. Imkit. Su sąlyga. Imkit ir naudokitės ir būkit laimingi su sąlyga, kad suprantate, kad kieno tai yra ir kam tai priklauso. Dievuliui. Tada tai vadinama auka. Tu pastatei namą, apgyvendinai dievulį, dievybės. Taip, Džaganath Baladeva Subhadra Kei. Jai! Taip, Šrila Prabhupada Kei. Jai! Va, atsidavusiai su entuziazmu visada avansų šlovina viešpatį. Ateistui pasakyk, jisai, mano namas Dievo namas. Ne. Jūsų gal, bet ne mano. Tai yra gobšumas. Taip, mano.
Ir tai yra labai paprasta, nes atsidavusiai visą gyvenimą pašvenčia tam, kad suprastų, kad mano čia nieko nėra. Ir nors aš viską turiu, sakykime, rūbus turiu, namus turiu, lovą turiu, maistą turiu, darbą turiu, šeimą turiu, taip, bet visa tai ne mano. Ir tai yra nesunku suprasti intelektualiai, tiesa, perskaitėm ir aišku. Bet širdyje pakeisti prisirišimus ir įpročius. O, čia jau sunkiau. Dėl to Šrila Prabhupada ir perspėja. Pirmoji dvasinės silpnybės priežastis – noras viešpatauti šiame pasaulyje. Ir įsivaizduokite, dabar planetoje 7 milijardai viešpatautojų. Praktiškai karas. Karas. Tik tai arba jis išreikštas, arba ne. Kai tik tai tu sakai, kad čia mano namai, mano žemė, mano, nežinau, mano mašina, karas, iškart karas. Mano reiškia karas. Mano tauta, mano šalis, mano, taip, iškart reiškia karas. Tik tai klausimas, kada žvaigždės, kaip ten, suvaidins katalizatoriaus vaidmenį, kai jau nebegalės nieks susilaikyti nuo smurto. O taip, tai, mano tai reiškia karas. Tu mano sakai, tai kas tavo, aš tai kas savo. Ir konfliktas. Mano tai reiškia jau konfliktas. Konfliktas maksimalia prasme karas. Dėl to, visa tai iš noro viešpatauti gamtoje, materialiam pasaulyje. Mano. Tuo tarpu dvasiniam pasaulyje viskas viešpatės. Ir tai yra adekvati sąmonė. Mano reiškia neadekvati sąmonė. Ir kažkas gali mane apkaltinti, nežinau, kuo čia. Socializmo, komunizmo, jo, nes prie komunizmo nieko tavo. Taip? Bet mes matome, ir Šrila Prabhupada kalba apie dvasinį komunizmą. Taip, jis kalba apie dvasinį komunizmą. Taip, niekas ne mano, bet sąmonė turi būti atitinkama. Taip? Nes priešingų atveju tai bus fanatizmas. Žinau, kaip turi būti, bet nesuprantu. Taip? Žinau, kad viskas ne mano, bet kaip tai ne mano, nesuprantu. Ne. Turim suprasti, kaip. O taip, kad viskas čia ne mano, dievulio, bet jis su džiaugsmu, su malonumu leidžia visų tuo naudotis mums su sąlyga, kad visą tai panaudojama tarnystė jam. Kaip ir vaikas. Gimsta šeimoje ir gyvena. Namai, namas tai. Tėvų, ne jo. Bet, ojei. Gerai, vaikas. Būna ir blogesnių atvejų. Katinėlis. Taip? Irgi namai ne jo, šunelis ne jo. Bet kas labiau tenkinėsi tais namais? Net ne šeimininkai. Tiesa? Kurie triūsia ir dirba. Gerai, jeigu po 8 valandas. O katinėlis ką? Jam net nosį krapštytis nereikia. Gyvenimas, malonumas. Ir pamaitins, ir papraus, ir sušukuos, ir ką tik nori padarys. Čia Lietuvoje aš nemačiau, bet Šveicarijoje mačiau, yra net padaryti, kai yra keliaaukščiai namai, butai. Tai antro aukšto bute iš gatvės pusės, iš lauko pusės padarytos katinėliui kopėčios spiralinės. Jis iš lauko atskirom savo, tik savo kopėčiom užlipa į viršų. Lange yra, kaip tai vadinasi, automatinės durelės, kad kai jis prieina, fotoelementas suveikia ir atsidaro. Jis įeina, jis užsidaro lange. Tik katinėliui atskiras jam. Taip sakant,
žmonės ir tie visi bendrai naudojasi viena laiptinė. Katinas naudojasi tik savo asmeninę. Jokie kiti katinai tą laiptinę nevaikšto. Tik aš pats vienas man. Prie ko gali privesti gyvūnų teisių gynimo komitetas? Kad pas gyvūną teisės gali būti geresnės negu pas tave. Dėl to, visa tai iš noro viešpatauti šiam pasaulyje. Ir tai yra tokia plati frazė, kad telpa visa mūsų materiali egzistencija telpa į šitą norą. Noras viešpatauti. Viskas. Mes ir dirbam dėl to, ir valgom, ir miegam, ir dauginamės, ir ginamės. Viskas dėl iš noro viešpatauti. Tik. Įsigeidę viešpatauti materialioje gamtoje apleidžiame transcendentinę meilės tarnystę aukščiausiam viešpačiui. Taip, ką mes ir kalbėjom. Viešpatauti reiškia mano. Mano reiškia ne tavo. Ne tavo reiškia ką? Ne tavo dievulį. Ir kai tik tai mes kažkam, ką turime, mano rūbai, nežinau, mano kilimėlis, mano lazda, mano girlianda, mano kepurė, kai tik prisegam etiketę mano, o jinai prisegama pagal nutylėjimą, by default, po malčianiu. Iš karto reiškia tarnystė Dievui užmirštama. Apie tai Šrila Prabhupada sako. Apleidžiame transcendentinę meilės tarnystę. Tai čia viena šaknis dvasios silpnumo. Kita, Šrila Prabhupada sako, kitas dvasios silpnumo požymis yra tai, kad stiprėjant polinkiui viešpatauti materialioje gamtoje, stipriau prisirišame prie materijos ir materialios nuosavybės. Kitaip sakant, с кем поведешься, того доберешься. Su kuo pasakyk, kas tavo draugai, ir pasakysiu, kas tu. Su kuo bendrauji, toks ir esi. Tuo ir tampi. Dėl to noriu viešpatauti ir ekspansionuoju arba plečiu savo veiklos lauką. Ką tai reiškia? Vis daugiau rūbų, daugiau mašinų, daugiau namų, nežinau ko daugiau. Šlovės, jo, paskui pinigų yra to, noriu būti meras. Meras, paskui noriu kuo būti, prezidentas, paskui kuo noriu. Nu, sekantis žingsnis jau tik dievuliu. Tai po prezidento kas. Tik jau dievuliu noriu būti. Tai va, Šrila Prabhupada ir kalba. Taip, atsiranda, turint daugiau nuosavybės, atsiranda noras daugiau turėti. Čia ir yra proto prigimtinė savybė, kuri vadinasi ugnis. Taip, mes jau kalbėjom apie tai. Ar laužui ugniai kada nors gana? Niekada. Jeigu įsižiebtų, sudegintų visą namą. Ir nepasakytų gana, duokit dar vieną, pasakytų. Dar. Dėl to ir protas jam niekada negana. Niekada. Kiekvieno iš mūsų protas yra toks gobšus, kad net jeigu jums padovanoti visą pasaulį, visą pasaulio auksą, briliantus, ar yra, kad užtenka moteriams briliantų? Kol jų neturi. Nesvarbu, kiek pinigų beturėtum, niekada negana. Ir aš keliauju po pasaulį, ką bus atsidavusiais, ir jie tą patį pripažįsta. Sako, važiuoja žmonės į Ameriką, su svajonė, čia neturėjo būto, išvažiuoja į Angliją, kad užsidirbti. Užsidirbo butą. Bet kiti turi namą. Reikia namą. Gerai, dirbu, užsidirbu namą. Turiu namą. Bet kiti turi sodybas, fermas. Reikia sodybos. Užsidirbau sodybą. Ir manot, gana? Gana tik su viena sąlyga. Sielas nebė. Sielas nebė. Jėgų nebė. O jeigu yra jėgų, sodybos užtenka. 10 sodybų neužtenka. Tai net jeigu visas tavo pasaulis, vis tiek tavo protui to gana nebus. Dėl to negyvenkime iliuzijų.
vat jeigu turėsiu šitą, bus gana. Dar yra viena mantra iš 3 žodžių. Ha, ha, ha. Niekada. Dėl to matote 2 priežastis dvasios silpnumo. Pirma, noras viešpatauti šiam pasaulyje. Antras, daugiau. Dar. Taip? Dar. Kai tik tai eini, žengiai žingsnį, ta linkme patenkint norą. Sekantis žingsnis dar. Ir tada galo krašto nėra. Kokio įrodymo jums reikia? Pasižiūrėkite į veidrodžius. Kiekvienas iš mūsų esame įrodymas to. Nuo neatmenamų laikų dar ir dar. Ar taip, Vytautai? Dar ir dar. Ir dar, ir dar, ir dar. Nigdy negana. Niekada negana. Dėl to Šrila Prabhupada sako, kad šis dvasios silpnumas ir yra materialios būties problemų priežastis. Viskas. Jeigu mes garbingai nuoširdžiai priimame tai, ką sako šventi žmonės, sadhu, Šrila Prabhupada, jo dieviškoji malonė, Bhaktivedanta Swami Šrila Prabhupada, jeigu mes nuoširdžiai paprastai priimame tai, ką jis sako, jau problemų sprendimas. Tai o tie, kas sako, čia teisingai, bet. Kaip jūs manot, kas seka po bet? Po bet seka kaip taisyklė ateizmas. Taip, bet. Čia viskas tiesa, bet. Ir po bet galit net nebeklausyti, kas ten bus, nes aišku kas. Taigi, pirmieji šio skyriaus posmai aprašo, kaip atsikratoma šio silpnumo. Ir juos mes jums dabar ir perskaitysim. Gerai? Ir tuo aš užbaigsiu šį vakarą kvaršinti galvą. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pirmieji 15 skyriaus posmai, kur Krišna duoda patarimą, receptą, kaip išsivaduoti nuo dvasios silpnumo, kuris yra šaknis mūsų materialios egzistencijos. Ir šitas skyrius taip ir vadinasi Purušotama joga arba aukščiausiojo asmens joga. Purušotama tai Purusha Uttama, aukščiausiasis besitenkinantysis. Deja, tiesa tokia, kad mes tie, kuriais tenkinamasi, o ne tie, kurie tenkinasi. Taigi, Shri Bhagavanu Vacha Urdvamulam Adhashakam Ashvatam Prabhur Avyayam Chandamsi Yasya Parnani Yastam Vedasa Vedavit. Krišna, aukščiausias Dievo asmuo, tarė. Pasakyta, kad yra toks nemirtingas banjano medis, kurio šaknis auga viršun, o šako žemyn. Lapai tai vedų himnai. Kas pažįsta tą medį, yra vedų žinovas. Antras posmas. Adhaščiordvam prasritas tasya šaka guna pravridha višaya pravalaha adhaščia malanya nuna santatani karmanu bandini manušyalokė. Šio medžio šakos tiesiasi žemyn ir aukštyn. Jas maitina 3 materialios gamtos gūnos. Medžio šakelės tai juslių objektai. Ir turi tas medis ir žemyn augančios šaknis, kurios siejasi su karminė veikla žmonių pasaulyje. 3 ir 4 posmas. Narupam asjeha tato palabjete. Nanto chachidirnata sampratishta ashvattham enam suvirudhamulam
asanga shastrena dridhena chitva tatapadam tatparimargitavyam yasmin gatana nivartanti bhuyaha tam eva chadyam purusham prapadhi yatha pravriti prastrita purani. Kodėl mes skaitome sanskritą? Ar nepalanku turėtų būti kartoti tuos pačius žodžius, paraidžiui, pažodžiui, kuriuos prieš 5000 metų Krišna tarė? Aplamai nieko palankiau šiam pasaulyje negali būti, kaip kartoti paties viešpaties žodžius. Viskas gerai. Kur jinai dėsis? Tikrosios šio medžio formos materialiame pasaulyje patirti neįmanoma. Niekas nesupranta, kur jis baigėsi ir kur prasideda, ir kur yra jo pagrindas. Tačiau reikia ryžtingai, atsižadėjimo ginklu, nukirsti šį giliai įsišaknijusi medį ir po to surasti tą vietą, į kurią patekus niekada negrįžtama. Ir ten atsiduoti aukščiausiam Dievo asmeniui, tam, iš kurio viskas kilo ir iš kurio visakas plinta nuo neatmenamų laikų. Ir 5 posmas. Nirmama muhajita sangadosha adhyatmanitya vinivritta kama dvandvair vimukta sukha dukkha samgyair gachantyamudha padam avyayam tat. Kas atsisakė netikro prestižo? Kas atsisakė iliuzijos ir netikros draugijos? Kas perprato amžinybę ir atsikratė materialių geismų? Kas išsivadavo iš laimės ir kančios priešybių? Ir kas neklystamai žino, kaip atsiduoti aukščiausiam asmeniui, tas pasiekia tą amžinąją karalystę. Štai šitie 5 posmai, kuriuose pats Krišna atskleidžia iliuziją, Majos iliuzijos kilmę. Taip jisai sako, auga toks medis, kuris ir yra šaknis visos materialios egzistencijos. Ir sakoma, tas medis, jeigu jį pasižiūrėti ant Prūdo ežero pakrantės, matosi, kad tas medis aukštyn šaknim, žemyn šakom. Taip kaip šis materialus pasaulis, viskas yra išvirkščia, viskas yra atvirkščia. Tai, kas viešpaties, visi sako, yra mano. Tai, ko reiktų vengti, visi to siekia. Tai, ko reiktų siekti, visi to vengia. Tai viskas aukštyn kojom. Dėl to posme vienam Krišna ir sako. Šitą medį reikia ryžtingai atsižadėjimo ginklu nukirsti šį giliai įsišaknijusi medį. Taip, troškimas vyrauti, viešpatauti šiam pasaulyje glūdi giliai širdyje. Tai yra kaip mazgas, kaip Gordijaus mazgas, kurio niekas negali atmegzti, tik tai perkirsti kalaviju. Čia Krišna sako, reikia iki pat šaknų nukirsti šitą medį. Troškimą viešpatauti pasaulyje. Kito kelio nėra. Ir jis kalba, Krišna kalba apie 3 materialias gamtos gunas. Taip, ir Bhagavad Gitoj Krišna sako, niekam šiam pasaulyje nepavyko, nepavyksta ir nepavyks išsivaduoti iš 3 materialios gamtos gunų įtakos. Tamas, Radžas, Satva. Visi, pradedant nuo Brahmos, baigiant skrusdelę, mikrobų. Visus veikia 3 materialios gamtos gunos. Kodėl? Iki kada? Iki tol, kol tu
kultivuoji norą. Vieną kartą Šilos Prabhupadas paklausė. Vienas atsidavęs, jis jau sėdėjo mašinai ir turėjo važiuoti. Ir paklausė, kokia priežastis yra materialių kančių. Ir Šila Prabhupada vienu žodžiu atsakė. Žinot, jūs gal nepatyrėt, bet keliaujant labai tankiai atsitinka, kad su atsidavęs bendrauji, ten atvažiuoji savaitę, kelias dienas, bendrauji per paskaitas, bendrauji. Bet kai tik tai atsisėdi važiuoti ir jau reikia vėluoji į aerouostą, ar jau reikia važiuoti, tu štai jau pripuola, ne 108, bet bent jau 16 atsidavusių, kurie turi gyvybiškai svarbių klausimų ir problemų aptarimui su tavim. Būtent tada, kai tu jau važiuoji į aerouostą ir būtent tada, kai tu jau vėluoji. Čia irgi yra tokia, nežinau kaip vadinasi šita iliuzija, bet egzistuoja tokia iliuzija. Kai tik tai reikia išvažiuoti, būtinai atsiranda gyvybiškai neišspręstų klausimų, kuriuos truks pliš čia ir dabar reikia būtinai spręsti. Ir vienas iš tokių atsidavusių pripuolęs prie Šilos Prabhupados sako, Šila Prabhupada, kokia yra visų kančių priežastis? Sakyk man, spręsk arba aš mirštu. Šila Prabhupada ramiai patylėjęs. Ką tai reiškia? Palaukęs, kol aistros apimtas protas to atsidavusio norims ir jis įsiklausys, ką dabar Šila Prabhupada pasakys. Ir jis pasakė vieną žodį. Desire. Troškimai. Kokia yra materialių kančių priežastis? Kokia yra kančių priežastis šiam pasaulyje? Tavo troškimai. Tavo kančių priežastis ne Dovydas ir ne Arūnas ir ne Vytautė. Tavo kančių priežastis tavo norai. Dėl to štai ryžtingai atsižadėjimo ginklu nukirsti šį giliai įsišaknėjusį medį. Ką tai reiškia? Išrauk iš savęs troškimą viešpatauti šiam pasaulyje ir tenkintis juo. Viskas. Nukirsk, išrauk, sudegink, susprogdink, nežinau ką. Kaip? Krišna sako, nukirsk iki pašaknų. Šitą medį, kuris įkūnija desire, tavo norą, troškimą tenkintis. Ir tada trys materialios gamtos gūnos bejėgės. Bejėgės, viskas, jos nebeturi prie tavęs prieimo, kaip mes šiandien pradėjom pasakojimą nuo, kaip berniukas, kuris susirinko palaiminimus, taip? Net mirties Dievas prie tavęs prieimo nebeturi. Taip, Veduose galima rasti gausybę istorijų, kur šventi žmonės, jie nemiršta. Jie pasirenka išėjimą iš šito kūno laiką, vietą. Dėsniai gamtos jo nebegali paimti rankas. Jis laisvas. Išsilaisvinimas tai reiškia, tu laisvas. Nori gyveni, nori miršti. Kaip yra šita istorija. Pas vieną sadhų atėjo į daršaną princas, karaliaus sūnus. Ir sako, palaimink mane. Ir tas sadhų sako, ką aš tau galiu palaiminti? Aš galiu tik tai palaiminti tave, kad gyventum kuo ilgiau, nes kai tik tu mirsi, nenoriu pasakot, kas tavęs laukia. Nes princas, jo gyvenimas, kaip ten lietuviškai vadinasi, malina. Jo gyvenimas, kaip ten tautosaka sako, kaip inkstas, tai ko mes neminim. Taip? Nevartojam. Taip? Dėl to, kol gali, gyven kaip inkstas riebaluose.
nes mirus tau bus. Atėjo pas tą sadų šventą žmogų, jogas, asketas. Ir sako, palaimink mane. Ir tas sadų šventas žmogus sako, žinai, laiminu tave. Mirk kuo greičiau. Nes, tavo gyvenimas kas? Viena kančia, askezės. Tu jau senai užsidirbai savo rojų. Mirk, gimsi rojui, gyvenimas, kaip mes jau sutarėm, malina. Gyvenimas, džiaugsmas bus tavo. Dėl to, kam tau dar kankintis čia dabar? Viskas, tu jau užsidirbai savo gražią ateitį. Ir pas tą sadų ateina atsidavęs, vaišnavas. Kaip ten jos dar vadina? Dzin. Kuriam viskas jau lietuviškai sako iki lemputės, rusiškai sako trintrava, kuriam jau viskas, jis atsidavęs, viešpaties valią gyvena. Ir jis sako, sadų, ar palaimintų mane? Sako, tai kam tau reikia mano palaiminimai? Tu pats esi gyvas palaiminimas. Sako, ką aš tau galiu palaiminti? Ar tu gyvensi toliau, tavo gyvenimas palaimingas, atsidavimo tarnystėje? Ar tu mirsi, tavo gyvenimas palaimingas? Ar tu keliausi pas Dievą, tavo gyvenimas palaimingas? Ar tu liksi žemėje, tavo gyvenimas palaimingas? Bet kuriuo atveju, kaip čia, krūglaja audačia. Iš kurios pusės nepasižiūrėsi, viskas sėkmė, laimė ir viskas. Tai va, tas, kuris išrovė su šaknim, nukirto šitą materialios egzistencijos medį, troškimus savo išrovė materialius. Vyrauti šitam pasaulyje, jo gyvenimas viskas. Pasmerktas sėkmė, taip, kaip sako. Pasmerktas laimiai, sėkmei, amžinam gyvenimui. O tas, kuris tenkinasi šiam gyvenime, jam geriau gyventi kiek galima ilgiau, dėl to žmonės ir stengiasi prailginti savo gyvenimą, nes po to, kas jo laukia? Nebereikalo žmonės nesąmoningai nori irgi gyventi kuo ilgiau, nes po to žodžio nes, į tuos 3 taškus, kurie seka po nes telpa, pragaras. Švelniai šnekant. Jogas irgi, jisai neišsprendžia savo visų problemų gyvenime fundamentaliai. Jis tik šį gyvenimą atsižadėjęs pagyveno, bet dar ateina palaiminimu. Tai ką, aišku, jis užsidirbo jau šiam gyvenime džiaugsmą, laimę šiam pasaulyje, rojui. Bet tai irgi neamžinai. Išeikvos rezultatus askezių ir vėl bum. Bet atsidavusio padėtis, transcendentalisto padėtis yra pati optimaliausia. Nes ne tik tai, kad jis jau čia ir dabar laimingas ir patenkintas, užsimdamas tarnystę viešpačiui ir gyvendamas adekvačioje sąmonėje. Adekvačioje sąmonėje. Ką tai reiškia? Mano čia nieko nėra, čia viskas viešpatės. Ir kiek man viešpats duoda naudotis tuo, tiek aš ir naudojuos tuo. Ir aš laimingas, ir man nereikia nieko daugiau. Aš nieko daugiau nenoriu. Aplamai aš nieko nenoriu. Bet kiek viešpats duoda, man to užtenka. Ir aš laimingas. Dėl to, prie tokio Maja Gunos neturi prieimo. Jamaradžas neturi prieimo. Brahma nieko negali padaryti. Pats viešpats rūpinasi tokio atsidavusiu. Tada tokiam atsidavusiam nebekyla, nėra klausimo dėmesingo šventų viešpatės vardų kartojimo klausimo. Nebėra klausimo. Ką reiškia dėmesingai? Jeigu tu viešpatės nemyli,
Tai tu gali išsišiepęs, suprakaitavęs, stengtis dėmesingai kartoti, nieko iš to nebus. Jokia technika nepadės tau. Bet jeigu tu myli, wow! Nieks nesugebės tavęs nesugebės priversti tavęs užmiršti viešpaties. Niekas. Nėra tokios jėgos. Jeigu tu myli kažką, mes net žinom šiam pasauliu. Susižavėjimas. Tai, ką įvardė meilė. Taip? Tai yra viso labo susižavėjimas laikinas. Ir tai, kokią galią turi tiesa, kai kažko susižavė arba sakom, įsimylė. Jau tu negali to užmiršti niekaip. Tai sėdi tavo galvoj, širdį. Ir tu tik apie tą žmogų, apie tą merginą, vaikiną, apie mylimąją, tik ir galvoji visais įmanomais rakursais ir neįmanomais. Ir tu negali jo užmiršti. Tai tas pats apie viešpatį. Jeigu tavo širdis tiek tyra ir švari, kad viešpačiui ten jauku ir tau džiaugsminga, tu negali jo užmiršti. Tu negali apie jį negalvoti, jam nedainuoti, nedeklamuoti, negalvoti, nesidarbuoti. Negali. Dėl to nebūkime kompromisiniais baktais, būkime optimaliais baktais, maksimaliais. Taip? Nebūkime baktai, būkime prema baktai. Gerai? Ir pabaigai saldi istorija. Saldi istorija. Istorija vadinasi 3 bananai. Taip, vieną kartą dvasinis mokytojas guru savo... Gerai, 3 bananai. Vieną kartą guru savo pasikvietė 3 mokinius ir sako, štai jums kiekvienam po bananą ir viena sąlyga. Vienas bananas ir viena sąlyga kiekvienam iš jūsų. Turite suvalgyti jį, kad niekas nematytų. Galite suvalgyti bananą tik tai, kai niekas jūsų nemato. Nu ir kadangi guru ašramas miške, kokia problema? Vienas mokinys išsirinko aukščiausią eglę, įsilimpo į eglę, pasižiūri į žemę, į dangų, nieks neskraido, nieks neropoja, nieks nemato. Op, prarijo. Ir galvo, skanus bananas buvo. Kitas mokinys galvo, kur čia dėtis, ėjo mišku, tai ten, tai zuikis, tai auksinis elnias, tai briedis, tai dar kas nors. Ir vis galvoja, mato, vis tiek mane mato. Nuėjo į kalną, užlipo įsiropštė į kalną, jau nebėra medžių, dar aukščiau negu eglėje aukščiausiai. Jau kalna, jau sniegas, pamatė olą, įėjo į olą, apsišnikštinėjo, nieko nėra. Nieks nemato. Oloj, aukštai kalne. Nusilupa bananą, suvalgė. Už dienos visi grįžta pas mokytoją ir vienas grįžta su bananu. 2 suvalgė, 3 ne. 3 broliai, vienas Jonas, kitas Antanas, 3 ne. Ir guru klausia, tai kaip jums pavyko suvalgyti bananą? Tai vienas sako, mokinys, aš įlipau į eglę, aukščiausiai viršūnę, nieks nemato, suvalgiau. Kitas sako, o aš dar aukščiau, aš aukščiau negu jis. Aš iš didžiosios raidės. Tiesa, antroji raidė irgi iš didžioji. Aš oloje įsilipau, įėjau ir suvalgiau, nieks nematė, suvalgiau. Tikrai manęs nieks nematė, suvalgiau bananą. Ir 3 klausia, o tie 2 sako, jis loseris. Jisai beviltiškas. Net bananą suvalgyti negali. Ir guru jo klausia, tai kodėl tu nesuvalgai bananą? Jis sako, kur besislėpčiau, kur bejau. Ir į medį lipau, ir į kalną lipau,
ir į žeminę po žemę lindau. Visur jausmas toks, kad mane žiūri. Ir guru sako, štai mano pats geriausias mokinys. Kokią realizaciją šitas mokinys turėjo? Paramatmas. Paramatmas. Viešpats širdėje. Girdėjai apie paramatmą? Paramatmas širdėje. Visada viešpats su mumis. Dėl to, kur tu pasislėpsi? Jeigu tu gyveni sąmonėje Dievo, tai tu visada jautiesi palaimintas, apsaugotas, o neišsigandęs, kad tave stebi. Dabar žinot, kokia paranoja internete. Ja? Kad stebi tave. Tavo e-mailą stebi, tavo slaptažodžius perima. Paranoja, paramatma. Para. Tik tai ne ta. Ne ta para. Paranoja. Kad tave steba, pavogs tavo duomenis. Ja? Vladimiras tai žino. Visos tos kaip ten, virusinės programos. Žinot, ką sužinojau Karpatų Ukrainos festivalyje? Kad yra 2 rūšių bhaktai. Vieni atsidavę Krišnai, jie vadinasi bhaktai, o kita kategorija yra bakterijos. Tie, kurie neatsidavė viešpačiui, yra bakterijos. O tie, kurie atsidavė viešpačiui, bhaktai. Tai va, nebūkime bakterijų.